Sveiki, hebrytė. Senais gerais laikais, dar prieš visus savo Civikas ir kitas nesąmonės, aš turėjau galimybę susipažinti arčiau su Vagu. O būtent turėjau Audi A4 B5 1.6 benzas dujos, universalas žalios spalvos. Būtent tą automobilį aš gavau iš tėvo ir tai buvo mano pirma mašina. Paturėjau aš ją visai neilgai, nes mašina turėjo labai daug defektų, turėjo ten problemų su motoru, su stabdžiais, ten biški kažką krapščiau, bet tais laikais tai nebuvo automobilis, kurį aš norėjau turėti būdamas 18 metų ir tai tikrai nebuvo tas automobilis, kurį aš norėjau ten kažkaip modifikuoti ir tvarkyti iki idealo. Aš ten kažką padariau, ten saloną išvaliau, cheminis valymą padariau, ten kitas nesąmonės, bet tikrai tai nebuvo tas svajonių automobilis. Grįždamas prie Vagų, šiandien aš turiu galimybę patestuoti dar vieną Volkswageną, o būtent Audi A6 C7 3 litrai TDI. Iš visų senesnių Audi A6 kėbulų vienintelį gražų aš laikau būtent šitą. Gerai, naujesniai kėbulai irgi gražus, bet, realiai pasakius, jeigu mes pažiūrėsime tą Cepeliną ir tuos dar senesnius kėbulus, tai tikrai būtent man akį labiau kabina būtent šitas kėbulas, tai yra C7. Ir, iš dizaino pusės aš jį laikau tikrai labai gražų. Iš inžinieriškos pusės yra savo niuansų, bet sutiksim, kad dizainas gražus. C7 kėbulas buvo gaminamas nuo 2011 metų iki 2019 metų, čia įskaitant restylingą. Čia mes turim iki restylingo modelį 2012 metų. Juokingas dalykas iš Audi stylingo, būtent man, čia yra toksai faktas, kad, gerai, pakalbėsim biškį apie BMWs. Mes visi žinom, kad BMW tuningas skaitosi, kai bachūrai išmeta chromą, įsideda ten Shadow Line tą visą komplektaciją, kur šitos dalis juodos, ten kur grotelės juodos, tai prasme, chromą išmeta visiškai. Pas Audi viskas atvirkščiai. S-Line detalės, tipo tos tuninginės, tai skaitosi chrominės detalės. Jie sukiša chrominius veidrodėlius, chromas čia, chrominės priekinės grotelės, chromas ten, chromas anan. Kuo daugiau chromo. O jeigu mes prisiminsim Audi A4 kabrioletą, dabar neprisiminsiu kokį kėbulą, aš čia nuotrauką jums įmesiu, tai čia apšie tragedija. Kas sugalvojo pistelt chromą aplink labašą? Čia tai, man tai nesuprantamas dalykas. Po kapotu, kaip tokiam dideliam ir sunkiam kėbului, aš manau, čia stovi tinkamas motoras. Čia yra 3 litrai TDI, darots šitas su viena turba, 108 kW. Parašykite, jeigu kažką neteisingai sakau. Tai motoras yra ganėtinai geras, iš tos pusės, jeigu jūs tiesiog važiuojate, tai yra malonu, nes turi 108 kW, krūvą niutonų ir šitokį kėbulą iki stolniko jisai įsibėgėja kažkur apie 6 ten plus sekundžių, 6 ir 3, jeigu ten tikslingiau. Bet yra labai mažas niuansas. Tai grandinių keitimas, pavyzdžiui. Žodžiu, pa šitos motoros grandinės gale, jų daug, 3, 4, berods 3. Ir jų keitimas apsieina jums tiesiog krūvą pinigėlių, nes kad juos pasiekt, reikia išimti lauk motorą, kitaip ten nieko nepasisekė. Tada dar būtent, man atrodo, pas prie faceliftus yra bėdų su dėžėm, jos biški gliučina, biški ten blogai važiuoja, čia yra tas senas DSG, su Face'u naujesnė dėžė eina, ten biški geresnė, bet su šitam yra bėdų. Dar iš tokių rimtesnių niuansų pas šitą mašiną yra priekinė pakaba. Jeigu jūs žinot, kaip atrodo priekinė pakaba pas Vagus, pas šitus naujesnius, ten tas ryčiagas, ir jeigu jūs užsiiminėjat jų keitimo, jūs suprasit, kame bėda. Ten nulūžta auselė ir reikia keisti visą šitą kuloką. Čia pastebėjau zagluškę prieš rūkę, bet čia nichuja ne zagluškė.
priešrūkas sukištas į farą, o čia yra distronikas. Tai prieš mus visai nebloga komplektacija. Atėjom prie mano mėgstamiausios dalies, tai yra vairavimas automobiliam. Ką galiu pasakyti iškart tik įsėdęs, tai iš dizaino pusės man čia viskas labai patinka. Ta prasme, šitas speedometras atrodo žoskai stilingai ir aš kažkodėl galvojau, kad šitas telikas jisai labai senamadiškas. Nežinau, ar čia mažas, ar čia didelis. Savininkas sako, kad čia mažas, bet man atrodo, kad čia didelis telikas, nes internete mačiau, kad yra mažesnių. Ir gyvai pamačius, jisai, turi gerą kokybę ir neatrodo pasenęs. Tai mane tai labai nustebino. Jisai čia taip fainai įvažiuoja. Iš vairavimo pusės, kas iškart krito man į jausmus, tai pasakysiu, tai yra lengvas vairas. Net sulyginus su mano F30, vairas čia gal net biški lengvesnis. Sporte jisai sukietėja, bet tiesiog važiuot, tikrai lengvas. Valdosi mašina ne taip sunkiai, kaip jinai atrodo. Ta prasme, mašina į vairą reaguoja labai gerai. Šitai mašinoje aš matau labai gerą komplektaciją ir iš tokių biški įdomesnių dalykų, ką norėčiau paminėti, tai kad čia tipo S-Line vairas, nes matom 3 stipinų vairo, tipo S-Line kėdės, jos su šoniniu tokiu palaikymu ir realiai S-Line viskas eina taip pat, tik tai, kad yra ženkliukai. Čia yra S-Line ženkliukas ir ant kėdžių yra S-Line ženkliukai. Čia to nėra, bet apart ženkliukų viskas tas pats, tai toksai įdomesnis dalykas. Dar pamačiau, kad čia tipo labai gera komplektacija, dar kart paminėsiu, yra stoglangis ir čia ne tiesiog stoglangis, o didelė panorama, gale šildomos sėdynės. Kas mane nustebino, tai kad čia yra keilėsas, bet jisai yra ant visų durų. Pavyzdžiui, pas mane F30 keilėsas tik tai ant priekinių durų, čia visos 4 durys ir galinės irgi. Iš tokių prikolų, kurių nemačiau dar kitose automobiliuose, tai čia yra tipo anti-vaikų mygtukai, kur galima uždaryti duris, kad vaikai iš gale negalėtų atidaryti, bet visose automobiliuose tie mygtukai yra durise. Ta prasme, atidarai galinės duris, ten paspaudi ir durys užsilokintos. Čia mes turim tos mygtukus salone. Tipo, vairuotojas nusprendžia, kurios duris užlokinti ir jam dėl to net nereikia lipti iš mašinos ir kažką ten žiūrėti, gale kažką ten junginėti. Toksai nemalonesnis dalykas šitose salonuose, tai minkšta koža. Kodėl nemalonesnis? Nes atrodo, kad jinai ant jausmo faina, tu sėdi, tau minkšta, bet yra kita šio dalyko pusė, tai kad jeigu, pavyzdžiui, ant džinsų yra kažkokia ten užtrauktukai ir dar kažką, ir tu prabrauki pro tą kožą, labai lengvai lieka įbrėžimai. Ir, aišku, su metais tų įbrėžimų lieka labai daug, juos pašalinti nėra sunku, yra žmonės, kurie tos įbrėžimus nudažo, sutvarko, bet tiesiog čia yra lyšinės gimarojus, kur tu turi nuvežti tą mašiną, kad tau tos įbrėžimus sutvarkytų, kad salonas atrodytų visada gražiai, nes jeigu to nedaryt, tai labai smarkiai tada užvarytas visas salonas pradeda atrodyti. Sorry, kad kalbu daug apie F30, tiesiog dabar važinėju kasdien su ją ir, turiu tiesiog su ko palyginti. Aišku, čia kitos klasės automobilis, bet kas labai maloniai, kas duoda labai malonų jausmą, tai garso izoliacija, nes, kaip jau sakiau, trojkiai man tragiškai jos neužtenka, o čia tu važiuoji ir asfalto beveik nesigirdi. Nieko beveik nesigirdi, sėdi kaip bunkerė kažkokiam, tik tai pučia vėjelis, tai girdim kaip pučia tas vėjelis. Paknisa biški proto dėžė, jinai turi kažkokį tokį kaip stabdymą. Turiu omeny, kad jinai pagliūčina, jeigu iš D įjungi į R, tai iškart nevažiuoja, reikia gazų biški paspaust. Ir taip pat į kitą pusę, jeigu ten iš parkingo įjungiam drive ir norim važiuoti, jinai irgi iškart pati neredėja, reikia gazą paspaust ir jinai tokia kaip pagliūčinta. Irgi, kai iš vietos startuojam, tai irgi jinai paleidi stabdį ir jinai pati iškart nevažiuoja. Reikia biški paliest gazą ir jinai tada drąsiau pradeda važiuoti. Tai toks dalykas, nemalonesnis, nepriduoda komfortą, tikrai pasakysiu. Netgi ant 20 ratų jaučiasi mašina minkštai, ganėtinai. Būtų pnevmam būtų geriau, būtų dar minkščiau, kad ant pnevmos irgi yra savo niuansai.
Ten yra tokių bairių, kur, pavyzdžiui, susiparkuoji kažkur ir, tavo priekinis bamperis virš bordiūro. Kažkas atsitinka su pneuma, ateini, mašina guli. Ir guli ant bamperio. Nori pakelt? Nesikelia. Tipo, nemalonu. Bet iš kitos pusės turi komfortą. Važiuojam komforte, tai čiut pažiūrėsim dinamiką. Kažkur važiuojam apie kem. Žinokit, įdomios emocijos. Mašina komforte tave nestumia, netraukia ir yra toks jausmas, kad tipo negreit bėgėjasi. Bet pasižiūri į spidometrą ir ta strėlytė kyla kosmiškų greičių. Ta prasme, mes čia biškį nuspaudėm ir įsibėgėjom iki Stolniko va taip vat. Tipo, pagal jausmą tu nesupranti, kad taip greit važiuoji. Iš vienos pusės čia yra dėl komforto labai gerai, iš kitos pusės čia neduoda tau vairavimo linksmumo. Bet žiūrint dar, kas ko nori iš mašinos. Traukia maloniai. Ta prasme, jaučiasi, kad čia dizelis ir jisai taip fainai iš apačios tave priima, taip kaip apglebia ir taip fainai stūmia. Tipo, toksai nekratantis, nedaužantis tas pasibėgėjimas, o toksai malonus. Šiaip šitų motorų garsas, kaip dizelinių, labai įdomus. Netgi taip tiesiog važiuojant, nepasakyčiau, kad važiuoju su dizeliu. Jisai neklaksi, nieko. Ir kiek esu klausęs internete, žmonės, kurie pasidaro savo išmetimus, tipo įdeda ten downpipus ir tiesesnį išmetimą, tai tą motorą, biškį pažaidžius su išmetimu, galima priversti skambėti kaip benzą. Čia gal labiau pliusas to, kad čia yra vaiškė. Ką, hebrytė. Noriu pasakyti, kad Vagas mane taip pat maloniai priėmė, kaip ir anais gerais laikais, kur aš važinėjau su savo A4. Automobilis gal pasakyčiau ne man, nes jisai pernelyg komfortiškas. Čia netgi pastebėjau su pasibėgėjimu tuo, kur jisai taip maloniai apglaubė tave ir stumė, kur nėra tų trenkimų tokių, iškart, žinai, kad daužytų į nugarą kaip su traukiniu, o taip maloniai. Dėl tokių faktų pasakyčiau, kad šita mašina labai gera žmonėms, kurie mėgsta komfortą, kurie nori komfortiškai važinėti po miestą. Šitose universaluose labai didelė bagažinė, žoskai didelė bagažinė. Tai šeiminiams žmonėms arba tiesiog žmonėms, kurie turi kažką ten būna parvežiuoti ar dar kažką, tai tiesiog super automobilis. Salone nesitikėjau, kad man tai patiks, nes, iš esmės, man labai patinka BMW salonai ir senesnių Audi, aš sakyčiau, jie man senamadiški, senesni Mercedesai tai vapšė man nepatinka. Bet šitas kėbulas maloniai nustebino. Ir telikas gražus, ir šiaip spidometras fainai atrodo, ir sėdėt labai patogu. Žodžiu, mašina tikrai super, bet jeigu jūs norit komforto. Biškį pasižiūrėjau rinką, tai šitokie automobiliai vaikšto kažkur, tipo, aš prie faceliftą sakau, nuo 10 iki 15 tūkstančių. Aš ten nesigilinu į komplektacijas. Manau, su didesnė komplektacija, su geresnė komplektacija, tai arčiau 15 bus. Šitą, kaip suprantu, kažkur apie 13-14 kainavo. Bet čia ir matom, šildomos sėdynės gale, kėlėsas, panorama, distronikas, ten pribambasų yra. Tai, manau, kaina yra gera, kaip tokiai mašinai, tikrai fainai važiuoja, bet reikia suprasti, kad tai nebus tas automobilis, kur jūs nuperkat ir važiuojat beveik nemokamai. Faktas, kad jį reikia prižiūrėti. Čia yra tas motoras, dėžė, ta pakaba, kuri viskas labai brangiai kainuoja. Ten vienas remontas gali kainuoti nuo 1,5 ir į viršų tūkstančių. Žmogus čia tiesiog užvažiavo pasikeisti grandinės, ten pažiūrėti dėžę, pakabą ir atidavė beveik 4 gabalus. Va tai už vieną remontą. Ir čia net ne remontas buvo, čia tiesiog, kaip sakoma, apslaužyti automobilį. Tai reikia suprasti, kad iš paskutinių babkių tokia mašina nesiperka, bet iš esmės tai automobilis yra super. Aš esu maloniai, dar kartą pasakysiu, nustebintas. Ačiū Jums už dėmesį, dėkit laikus, rašykit komentarus. Jeigu kažkur buvau neteisus, kažkokią neteisingą informaciją pasakiau, tai
patikslinkit mane, parašykit komentaruose, aš viską skaitau, į viską atsižvelgiu, visko žinot negaliu, sakau savo nuomonę, sakau tai, ką pats žinau, tai dar kartą ačiū, susitiksim sekančiuose video. Ебать, тип с пакетом идет бухать. В туфлях с пакетом.